ką skambink mamai ir mūsų viešnia šiandien. Ai, nelaužysiu tai tradicijų, kaip visada stilinga ponia Daiva Bakutienė. Ačiū Jums už komplimentus, nes be komplimentų diena praranda pusę žavesio. Tai labai dėkoju. Sakykit, Daiva, aš visą laiką atsimenu, kad šitas užrašas, aš nežinau, 10 matyt lydėjo po nuotrauką, kaip visada stilinga Daiva Bakutienė. Jis buvo ir mano redaguojamuose žurnaluose, ir mano konkurentų žurnaluose. Ir kaip jums pačiai tas, kaip jis skambėdavo jums? Iš pradžių aš jausdavausi nejaukiai, nes visuomet atrodydavo, kad tikrai yra daug stilingų pas mus merginų, moterų ir kodėl dabar aš esu stilinga. Paskui aš supratau, kad tai yra žurnalinės klišės ir aš jas turiu priimti taip kaip kasdienybė ir čia nei savęs sureikšminti, nei stengtis būti dar labiau stilinga negu esu. Tiesiog tai parašyta ir tebūnie. Tai čia buvo mano toks požiūris. Bet svarbiausia, kad aš bandžiau prisiminti, ar nors koks leidinys, ar kada nors perskaičiau tokį parašą, pavyzdžiui, namų šeimininkė Daiva Bakutienė, aš nepamenu. Matote, tokios profesijos šiaip jau nėra įvardintos profesijų registruose ir jeigu yra žurnalai, kuo norime būti, tai ten tokia profesija neįvardinama. Tai namų šeimininkė taip ir turbūt, kaip čia dabar namų šeimininkė, čia turėtų būti Smetonos laikų, kažkoks laikmetis, kad čia namų šeimininkė. Būdavo, žinokit, prie kitų moterų rašydavo, bet prie jūsų nelipo šitą antraštę. Tai matote, prie manęs ten bandė lipdyti įvairias antraštės, aš galiu pasakyti, aš buvau ir istorikė, buvau ir bibliotekininkė, bandė verslininkė iš manęs padaryti, bet dėja tie dalykai nelipo, nes iš tiesų tai nei viena ta specialybė neapibrėžė manęs, neįvardijo. Aš tave įvardijau namų ūkio vadybininkė, kaip aš juokiuosi, o vyras tiesiog sako, kad tu esi namų direktorė. Nes aš kai kartais jam papriekaištavau, kad tu gal kažkaip labiau, tu atkreipdėmėsi į namų ūkį ir iš viso čia yra pas mus daug problemų. O jisai sako, ne, pas mus namuose jau yra viena direktorė ir aš dar antrų pareigų nesiimu. Tai va, tai čia taip ir yra. Tiesiog gyvenimas taip sudėliojo greičiausia, o man gal buvo pakankamai komfortiška, kad aš daugiau siejau savęs pareigą šeimai, todėl aš esu tokia, kokia aš esu. Bet jūs esat tuo pačiu ir ta moteris, ir net nedaug galiu išvardinti kitų, kad tiek dešimtmečių jūs visą laiką buvot visų renginių, visų labdaros renginių, šiaip, sakykime, visokių pristatymų, kultūrinių renginių lankytoje. Jūs visada sutikdavai ten ir visada pasitempusi, graži ir sakykit, kiek tas pasiruošimas iš vis reikalauja energijos, išeiti visada būti pasitempusi ir gražiai. Ar jūs būnat kada nors šiaip, bet kaip apsirengusi, aš nepamenu. Taip, žinoma, namuose mes, man atrodo, visi turim kitokį outfitą ir kitokį drabužį, kuris įgalina jaustis laisviau, komfortabiliau, nes namai tai yra namai tai yra kažkokie darbai ir tikrai nevaikščiosi nei su aukštakulniais, nei su laivutėm, nei kažkokiais tai ypatingai klasikiniais drabužiais, kurie tave verstų jaustis nekomfortabiliai. O jeigu kalbėsim apie renginius, tai iš tiesų mes buvome daugelio renginių dalyviai, nes vyras daug metų buvo versle, o tuo metu tie renginiai buvo organizuojami iš ties daugiausia verslo žmonėms, nes nėra ko slėpti, tuomet labdaros aukcionai buvo rengiami tiesiog, verslo pagrindu, kaip aš sakau, nes tie žmonės, kurie galėjo paremti, tai dauguma jų buvo iš verslo srities. Tai taip, ir tuomet tų aukcionų buvo daug, galbūt tai buvo toks laikmetis, kai buvo ta forma labdaros rinkimo, dabar yra kitokios formos ir žmonės nebūtinai aukcionuose aukoja tam tikras sumas, yra visiškai aukojama tyliai, ramiai, nesiskelbiant, nedarant kažkokių tai ypatingų renginių, kurie vykdavo naujų metų proga, kalėdų proga. Dabar tai viskas vyksta šiek tiek kitaip. O kaip
kaip kitaip dabar vyksta lyginant seniau? Ar Yra mažiau tų Ne, renginių? renginių turbūt yra mažiau. Ir jeigu anksčiau labdaros renginiai, tai sakykime, bent jau Vilniaus mieste, jie tokie būdavo pompastiški. Mhm. O jūs Sakykim taip. pasilstat jų? Jeigu atvirai pasakius, tai gal nelabai. Nežinau, ne ta prasme, kad jie buvo nereikalingi, jie buvo reikalingi. Bet žmonės galbūt dabar nenori taip labai viešintis, kad jie remia. Nes visi žinom, kokie atsiliepimai yra socialiniuose tinkluose ir nieks ten nenori skaityti tų nesąmonių apie save. Nesvarbu, kad tu pats neskaitai, bet gal kažkas pasakė, gal kažkas tau... Jums svarbu tie atsiliepimai, jūs skaitot apie savo aplinką, savo I- artimuosius. Dabar man tai nėra svarbu. Jaunesni žmonės, jaunesnės moteris turbūt skaudina, kai pasako, kad ten apsirengusi šiaip, ar ten netinkamai atsistojusi, netinkamai kažką pasakiusi, greičiausiai skaudina. Bet ką darysi, toks laikmetis. Toks laikmetis. O pavyzdžiui, šitie renginiai reikalauja ir tam tikros aprangos, ar ne? Yra jums svarbus dress kodas, jūs laikotės jo? Taip, jeigu yra oficialus renginys, be jokios abejonės, negali eiti ypatingai persipuošus ir negali visiškai nepaisyti to aprangos kodo. Bet tiesiog, su amžium, tu supranti, kokia aplinka reikalauja, kaip reikalauja apsirengti, nes tu žinai, su kokiais žmonėm bendrausi, kaip jie į tave žiūrės, kaip tu juo žiūrėsi ir ar jie jausis jaukiai šalia tavęs, jeigu tu vilkėsi, nežinau, blizgančią ten kažkokią tai suknelę, o jie tiesiog bus, kukliau apsirengę, tvarkinga klasikinė apranga. Tai tie dress kodai yra labai aiškiai suprantami, bent man. Ir pagrindinė mano taisyklė žinoti, kur eini, nepersipuošti, kad tu jaukiai jaustumės ir šalia tavęs esantys žmonės taip pat jaukiai jaustųsi. Bet jūs, manau, buvot praktiškai visų, matyt, tai bus skambėtų jau gal labai, ne visai tiksliai, ar ne, bet daugelio mūsų dizainerių klientė, ar ne? Taip, jie gal ne visų, tai... Taip, ne visų, žinoma, Jo. bet kokie jūsų likę prisiminimai? Yra prisiminimai, jūs mėgstat pas juos būti, užsisakinėti drabužius? Tuomet buvo toks laikas, kai iš tiesų, tokio gražesnio drabužio, kuris būtų šiek tiek matomas, labiau puošnus, jį reikėjo siūdintis, tas tiesa. Tai turbūt pirmoji mano dizainerė iš tiesų buvo daug metų atgal, turbūt kokia 30 metų atgal. Tai buvo kaunietė dizainerė Eglė Surblienė. Ir aš su ja susipažinau tiesiog labai buitiškai stumdydama, kaip ir Gretė, vežimą parke. Ir tai buvo pirmas žmogus, kuris tiesiog man paaiškino, o kaipgi tai vyksta, nes man tiesiog buvo smalsu, kaip čia dabar. Ji turėjo savo studiją ir ji tiesiog paaiškino, kuo skiriasi tau pasiūtas drabužis nuo to, kurį tu pirkai, arba pagaliau kurį tau siuvo tiesiog pagal žurnalą kažkokia naginga siuvėja. Tai jinai buvo pirmoji ir turbūt ji davė tokią pamoką, kad drabužis neturi pabosti, jis neturi būti rėksmingas, ryškus, neturi būti vienkartinis. Tai ačiū jai už tas pirmas pamokas, o paskui tikrai aš brendau, o jie turbūt užaugo kartu su manim. Tai buvo, nes vis tiek tai yra šiek tiek jaunesnė karta. Tai buvo ir Vida Siminavičiūtė, ir Julija Žilėnienė, ir aišku mūsų Juozas Statkevičius. Tai jie buvo tie žmonės, kurie padėdavo pasiruošti šventei. Kiekvienas jų turėjo savo braižą. Ir aš niekuomet neateidavau ir sakydavau, kad aš būtinai noriu tokios suknelės. Nes tuomet nebuvo socialinių tinklų, kur tu ten pirštų bakstelėdavai, kaip dažnai daroma ir pasipila 10 kopijų, kartais visai nevykusių. Ne, tiesiog mes kažkaip rasdavom bendrą kalbą, aš pasakydavau, kad toks renginys, tokia aplinka, tai gal čia, ką jūs man patartumėt. Ir tikrai nei vienas nėra prašovęs. Ir tie patarimai jie buvo naudingi visam gyvenimui. Ir aišku, visada sakydavau, kas man, kaip aš jaučiuosi nesmagiai, jeigu, sakykime, ten gili iškirptė,
ar ten sijono ilgis kažkiek ten man nepriimtinas, tai tie dalykai buvo aptariami. Bet visa kita, spalvinę gamą mes aptardavom irgi, nes vis tiek moteris jaučia, kada jinai jaučiasi gerai, kada jinai blogai. Bet charakteriai, kurie irgi labai skirtingi. Jų charakteriai skirtingi, tikrai. Ir tas braižas skirtingas, bet mes sutardavom todėl, kad aš turbūt nebuvau ta, kuri labai aikštiesi. O jie nebuvo tie, kurie neprisitaikė prie mano tipažo, kurie žūtbūt norėtų užkelti tą sijoną virš kelio, nes jiems atrodo, kad mano keliai gražūs. O man gal tada atrodė kitaip. Todėl mes rasdavom tą tokį viduriuką ir sėkmingai viskas klostėsi. Bet jūs ar teisingai, kad praeitį buvot labiau linkusi rinktis lietuvių kūrėjų, jums siūnamus drabužius? Ar jūs eidavote ir ieškodavote drabužių užsienyje, užsienio mados namų? Ir kaip dabar, ar šitas pasikeitė globalėjant tam pasauliu vis dėlto? Geras klausimas, Grete. Aš galvoju, kad jums dabar yra lengviau. Nes dabar jaunai kartai yra gal paprasčiau, nes atsirado daug prekinių ženklų, kurie yra pakankamai elegantiški ir už pakankamai prieinamą kainą. Ir tau ten tikrai nebūtina, kai tau 25 ar 30 metų, eiti į Dolce Gabbana namus ir pirkti suknelę už 3000 eurų. Tai aš galvoju, tai yra nesusipratimas. Lygiai taip pat ir man to nebūtina daryti. Nes aš žinau, kad už tokią kainą suknelę, jinai ten pas mane spintoje turbūt vieną kartą gal aš ją apsivilksiu, o paskui kandys pradės šeimininkauti. Tai tokių investicijų aš niekada nedarau, o tada, sakykime, prieš 20 metų aš galėjau nuvažiavus labai smalsiai pasidomėti. O tai kas čia yra, kokie čia audiniai, kokios čia kainos. Tai kai ką aš esu pirkusi, bet tikrai tai buvo daugiau drabužiai, kuriuos aš dėvėdavau praktiškai kasdieną. Tai nebuvo kažkokie šventiniai išeiginiai. Tai yra drabužiai, kurie buvo geros kokybės, jie šiek tiek su tokiu šmaikštumo, sakykime, šmaikštumo ženklų būdavo, kaip Marni, kaip Mošino, tada kūrė jie buvo. Ir tos kainos, logiška, kai dabar aš jas palyginu, tos kainos buvo labiau demokratiškos, kokybė buvo geresnė. Tai tikrai išeiginių drabužių, kad aš išeiginę suknelę būčiau iš ten vežusis, iš Romos ar iš Paryžiaus, ne, mano gyvenime taip nebuvo. Pas mane galvoje visada tas racionalumo grūdas. Aš pasižiūrėdavau į kainą ir aš sukalkuliuodavau, ką aš naudingesnio nusipirkčiau. Ar Vida, jie taip pat nėra pigus? Ne, Juozo yra nepigus darbai, bet nežinau, Juozui aš jaučiu tą turbūt simpatiją ir pagarbą nuo senų laikų ir kažkaip jo tie drabužiai nėra tokie, nėra jie daugeliui moterų tinkami. Taip, jis vis tiek tau parinks tą, kas tiesiog tiks tau, bet netiks kitai. O jeigu mes, sakykime, ten, nežinau, Romoje, Milane, Paryžiuje, tai, vis tiek ten jos yra vienodos, tik tai dydžiai skiriasi tų brangiųjų suknelių. Tai čia turbūt jo yra išskirtinumas ir tuomet, kai jau... Jūs, manau, ir jo tipažo moteris esat, savo kūno sudėjimu ir... Greičiausia taip, bet aš juokiuosi, kad Juozas turbūt ir dramblį paverstų gazelę. Tai jis turi tą dovaną ir ten tipažas, kūno formos jam tikrai nėra svarbu, nes jis turi tą tokį estetinį pajautimą labai stiprų. Be abejonės, talentingas žmogus, taip. O kur dabar tos suknelės, sakykit, kurios buvo siūtos prieš 20 metų? Kai kas iškeliavo į mano dukterėčio spintą, nes ji tuo metu jau iš paauglės virto į jauną merginą ir mano amžinatilsį Anyta buvo labai naginga siuvėja. Tai, nežinau, sakykime, Šiauliuose ją buvo galima vadinti išties dizainerį. Tai jeigu kažkas ten netikdavo, ji labai adaptuodavo mano dukterėčiai. Tai ne viena suknelė ten tikrai nukeliavo į jo spintą ir nebuvo išmesta. Nes dukra, jinai dar buvo per maža, o aš kažkaip laikyti, neturėjau tokio įpračio. Taip, tiesa, galiu pripažinti,
Juozo Statkevičiaus suknelė viena kabo spintoje labai pagarbiai. Ir tiesiog man jos nesinori niekam atiduoti. Tai labai panaši, man atrodo, filosofija į tavo. Kaip galim prisiminti, kad Taip, kuo pas virto mane tavo į- vestuvinė suknelė, pavyzdžiui. Mano vestuvinė suknelė virto Gretės Snieguolės apdaro. Darželyje. Bet Bet mano galbūt panašus požiūris, mano stilistika galbūt kita yra, bet mano požiūris dėl racionalumo taip, jisai irgi išlieka. Vienam kartui aš taip pat nenorėčiau investuoti. Pirkti labai brangaus drabužio, aš turiu apskaičiuoti, bent jau prasukti, kaip sakau, ratą nuo pagrindinio renginio, kuriam perku ir dar krūvą smulkesnių. taip, kur galima priderinti priedus ir dar kažkaip kitaip ten sužibėti. O dabar, na, tai jeigu jau mes čia kalbam apie madą, tai tie priedai yra labai svarbus, nes dabar daugiau žaidžia priedais negu baziniais drabužiais. Tai turi bazę ir tada, na, kažkokius tai priedus taikai ir vėl esi šviesi ir gražiai ir įdomi. Kada paskutinį kartą siūdinotės pas dizainerę? Paskutinį kartą turbūt siūdinausi prieš 2 metus pas tą patį Juozą Statkevičių. O proga kokia buvo? Proga tiesiog man reikėjo teatrinės suknelės, gražios. Gražios. Bet taip nuostabu, kad jūs į kiekvieną tą renginį jūs iš tikrųjų įneša tos elegancijos ir spalvos, nes dabar taip nebevyksta bendraja prasme. Ir aš žinau, kad ir operos ir baleto teatras prieš kelis metus sprendė tą problemą, kaip susigrąžinti pasipuošusią publiką į savo teritoriją. Tas tiesa, jūs teisi, aš pamenu tą stilistai pasisakė, buvo Taip. labai diskusija didelė. Žinot, pasipuošę ir pompastiškai pasipuošę, tai yra du Pasitempę, gal skirtingi sakykim dalykai. taip, pasitempę. Taip. Tai viena vertus, mūsų operos teatras, pripažinkime, pastatytas labai dėkingoje vietoje. Nereikia niekam važiuoti su metro. Nereikia kažkur labai iš toli atvažiuoti autobusu. Pakankamai galbūt galima įpirkti ir taksi daugumai, kad tu galėtum atvažiuoti, sakykime, pasipuošęs. Sakykime, šventiškai pasipuošęs. Tai moterys ten su bateliais, kažkokia tai suknelė. Tai yra dėkinga ir mes tą galim daryti. Ar ten persipuošti reikia? Manyčiau, kad gal ne. Turbūt labiausiai pasipuošę turėtų būti šeimininkai, kas ir vyksta, ir tie, kurie, jeigu tai yra premjera, tie, kurie statė tą spektaklį. Tai dažniausiai šeimininkai išties, nes jie, matau, kad yra nauja tradicija pasitikti ateinančius ir visada stovi ir teatro direktorė, ir jos vyras, ir anksčiau tai būdavo. Ir kažkoks toks jų kaip šeimininkų svečių pasveikinimas yra, aš manau, kad visus pakilėja į kitą visiškai lygį, visi pasitempia. Kitigi puošėsi pagal savo supratimą, labiausia galbūt nepatikdavo tai, kai iš ties buvo laiko tarpas, kai būdavo, koks išskirtumas čia operos teatras, ar čia kažkoks tai mažas teatriukas, vis tiek bus gerai džinsai, kedai ir dar megztinis, jo. Manyčiau, kad jeigu tu nesi turistas, tai privalai laikytis kažkokio tai vis tiek to aprangos kodo. Tai yra tiesiog vyrams, pas kiekvieną vyrą spintoje yra kostiumas, aišku, jie labai nemėgsta jų dėvėti. Tai Nemanau, ar pas kiekvieną, dabar jau nebemanau, ar pas kiekvieną. Pas jaunąją kartą turbūt taip, tie, kurie dirba, bet vis tiek, kažkokios kostiuminės kelnės vis tiek yra, jos egzistuoja. Ir taip jau visiškai ateiti susiglamžysiam, pasiglamžysiam, manau, kad nederėtų, žinokit. Taip, aš esu mačius Londone teatre, kur yra premjera, taip, yra visokių tikrai sutiksi. Tikrai visokių sutiksi. Bet paprastai tie, kurie studentiškai visiškai rengiasi, tai jie sėdi atskiruose, aukštai sėdi, sakykime, pasikelia liftais ir nieko jie nepiktina ir jie savo ten puikiausiai jaučiasi, nes jie tiesiog negali sau leisti, atsiprašau, ten kostiumų prisipirkti ir kažkur ten iš išnuomoto buto atvykti į Londono operą klausytis, nors jie nori klausytis, nori lavėti ir tai yra labai puiku.
Bet tiesiog, yra skirtingas kainų segmentas vietų ir todėl jie, sakau, nieko nepiktina ir patys žavisi tais visais kūriniais. O Taip. mūsų teatras yra mažas, todėl visi sėdi, sukasi tame pačiame bufete, ragauja karštą šokoladą ir vieni kitiems sako komplimentus arba nesako. Taip, aš prisimenu, kai išvažiavau gyventi į Müncheną ir Taip, kai vat pradėjau jūs galit studijuoti palyginti. ir ten mano vienas kursiokas dirbo operoj. Ir jis kartais ten mus irgi, studentiškai prasivesdavo, kur ten tų laisvų bilietų Taip. viršui būdavo, tai prisivedu. O Müncheno opera toks labai, vėl čia apie pastatą net kalbant. Vilniaus taip, jis yra centre, jis yra didingas iš mūsų pusės, bet tai nėra ten ar Paryžiaus Garnier opera, ar Müncheno tie tokie, kur pats pastatas paauksuotas tave labai stipriai pareigoja ir ten tie sporbačiai ant tų marmurinių grindų, niekaip neįsipaišo. Tai aš prisimenu irgi kaip studentė, kai tai norisi pasislėpti kampais greitai į tą kėdutę įsismigti, nes ten visi Taip. pasipuošę, vyresnio amžiaus pagrindę Taip, publiką vis dėlto. Taip pat yra Vienos operoje esam buvę, lygiai ta pati aplinka, net truputėlį galvoju, kad truputį snobiška, truputį per daug čia to aukso. Jo, bet kita vertus pagalvoju, kad nevaikštai tu kasdieną čia. Tai jeigu tu jau nusprendėjai pasidaryti savo šventę, tai tą šventę ir pasidaryk. Juk mes šventės mėgstam daryti ir nuotraukas mėgstam daryti, tai kažkodėl tom namų šventėmis kažkaip tai ruošimės. O vat, kai tu išeini į viešumą, tai vėlgi tavo požiūris taiga pasikeičia, nes čia nepraktiška, ką aš čia puošiuosi. Taip yra. Tas iš tiesų. Ir taip pat yra Milano Laskalos operoje, ten ypatingai vyrai puošiasi. Čia gal itališkas bruožas. Smagu juos matyti. Taip, jie iš ties puošiasi ir net nežinai, ką čia daugiau žiūrėti, ar į moteris, ar į tuos vyrus. Iš ties taip yra. Bet dabar kaip tik vienas žymus aktorius pasakė frazę, kad opera ir baletas yra mirštančios meno rūšis, kurį visi baleto ir operos atstovai labai užpuolė, taip pat ir aktorių grupę. Tai kaip jūs ar sutinkat su to teiginiu? Ne, aš nesutinku. Galbūt, matot, tai yra emocija. Ir tos emocijos, jos neperduosi jokių televizijos kanalų, jokiais socialiniais tinklais. Ir tai yra gyva emocija. Ir kai tu vertini tą, tau norisi tą pamatyti. Juk mes galim klausyti operą ir Vingio kino teatre, ir Metropolitan, visi mes žinom, kad išgyventų, jie tiesiogiai transliuoja tas operas ir prašau, galima eiti ir klausytis. Ir kai kurie tikrai turiu pažįstamų, kurie klausosi vien dėl to, kad dainininkai yra aukšto lygio žvaigždės, per šoną nusidainuojančių jų negirdėsi. Ir vaizdas ir garsas yra išties puikus. Bet emocija, sutikit, yra visiškai kita. Nes tu sėdi kino teatre, tu nejauti to salės alsavimo, nejauti to salės kvapo. Tai yra visai kas kita. Tai aš manau, kad tikrai nenumirs, nes tam, kad mėgtum operą ir teatrą, reikia nuo mažumės ten būti buvojus, viena vertus. Tam tikram amžiaus tarpsnį, manau, ten nieks nebenori eiti, tai yra paauglystė, jeigu tu nesi kažkokios tai meno mokyklos mokinys, tai logiška, kad jeigu tave ten tėvai vesis, tai klausimas, ar čia didelį norą tu parodysi klausytis vieno ar kito kūrinio, greičiau pranobodžiausi ir viskas. Bet aš pastebėjau, kad nuo 30 metų tikrai, turbūt yra ta riba, 30-35 visi pradeda sugrįžti. Aš skaičiau labai įdomiai, kadangi opera kokį laikotarpį išgyveno Europoje 19-20 amžiuje, tai dabar tai vyksta Azijai, konkrečiai Kinijai, Pietų Korėjai. Ir viena iš tų priežasčių yra, kad vaikams labai anksti į ugdymą yra įtraukiamas muzika, šokis ir jie, kadangi tuo užsiminėja, labai gerai tą supranta ir atsiranda ką jūs ir minėjote, tas susidomėjimas, kad būtent net paauglystė lieka susidomėjimas ir jie tada būna tie lankytojai operos ir baleto. Kas gal pas mus nebūtinai taip yra. Bet pas mus operos teatras taip pat turi tų projektų, nes mano, sakykime, anūkė tikrai turiu anūkę, tai Martija ją vesdavosi, nes ten yra opera mažoms ausytėms.
Ir iš ties, nežinau, nuo 2 ar 3 metukų, tai yra vaikams užsiėmimai ir girdžiu. taip, yra tikrai reikia tiesiog pasižiūrėti jų tinklalapį ir ten yra pasiūlymai. Tai aš suprantu, vat, ten tie koncertai, jie būna, aišku, trumpi, adaptuoti vaikams, nes vaikai nesukaupia tiek dėmesio, jie negali išsėdėti, bet tikrai įdomu ir anūkė mielai tam vaikščiojo. Ir lygiai taip pat, aš manau, kad visi dirba tą linkme, kad ugdyti tuos vaikus nuo mažumės. Žiūrėkit, Mo muziejus lygiai taip pat daro edukacijas mažiems vaikams. Kai tik nauja paroda, taip visuomet galima nusipirkti ekskursiją skirtą būtent vaikams ir tos parodos turinys yra papasakojimas vaikų akimis. Patikėkit, tai labai įdomu. Aš pati esu buvusi ir, sakykime, 2 kartus buvusi. Tai vieną parodą lankiau, kur kuratorė pasakojo mums suaugusiems, o kitą lygiai tą pačią parodą aš aplankiau su savo anūke. Patikėkit, parodos atpasakojimas su anūkė man patiko žymiai labiau. Juk Filharmonija irgi daro koncertai visai šeimai. Aš prisimenu dar tokius. Taip, bet, na vėlgi, Filharmonija, na tai tada, jeigu koncertas visai šeimai, tai vėlgi kalbėsim, kad turbūt eina arba seneliai su anūkais, na, arba jeigu mama tėtis apie 35, tai turbūt irgi nueis. Na, nežinau, ar ten 25 metų mama ar tėtis norės eiti į Filharmoniją, nebent tai būtų mamyčių dienos koncertas, jis tam skirtas ir tai yra... Tėvelis nupirko bilietą. Taip, tėvelis nupirko bilietą, čia yra šventė mums, po to šventiniai pietus ir va tokia šventė. Bet ta linkme tikrai visi stengiasi eiti. Aš dabar prisiminiau, neseniai klausiausi paskaitos futurologo tokio užsieniečio, čia buvo atvykęs. Ir pagal jo perspektyvą, kad labai greitai mes visi galėsime, bus pasirinkimas, eiti darbą ar neiti, ar ne? Bet, kad būtų įdomus gyvenimas, susikurti įdomų gyvenimą, irgi reikia tam tikrų ne tik pastangų, bet ir talento. Tai aš manau, jūs praktiškai galite rašyti vadovėlį, kaip nedirbti, kaip suorganizuoti visą šeimą, kaip ugdyti, kad jinai būtų nuolat užsiėmusi, jei nebūtų nuobodu ir nesikankintų ten buitiškoje rutinoje. Gitana, žinot, tas žodis nedirbti, jisai toks, na, šiek tiek... Neiti į darbą 9 valandą, mes kartais bėgdavom į darbą. Taip, tas tiesa. Patikėkit, man kartais norėdavosi eiti į darbą, kad ir nuo 8 valandos, nes kaip mano draugė sakydavo, na, baigtų, nu, tas problemas, žinau, kai 8 valandą uždarai buto duris ir viskas, aš jas pamirštu, viskas, man darbas tai yra viskas, o jie kaip nori, taip ir gyvena, bet grįšiu, tada pakomunikuosiu. Taip, bet čia turbūt yra nuo požiūrio, mano gyvenimas tiesiog galbūt taip klostėsi, kad aš pabaigiau socialinius mokslus, paskui pradėjau dirbti, keitėsi santvarkos. Ir mano ta įstaiga tai buvo ateizmo institutas, neatsiprašau, kam čia reikia ateizmo instituto? Logiška, kad ne. Tuo metu aš gimdžiau, tie 2 metai, tuo metu leido jau mūsų vyriausybė, buvo įstatymas, kad buvo galima jau 2 metus vaikus prižiūrėti, aš išėjau priežiūros atostogų, vyras įsisuko į verslus, jo nuolat nebuvo namuose, na ir tiesiog turbūt taip gyvenimas mano susiklostė, kad aš jaučiausi pakankamai saugi. Aš niekada nebuvau uždaryta, manęs niekas nelaikė prirakinęs namuose ir visada su ta buitim puikiausiai susitvarkydavau. Ir todėl turbūt nebuvo tokios didelės traukos. Aš visada pagalvodavau, kad taip, aš baigiau komunikacijos fakultetą, taip, aš į biblioteką tikrai sugrįšiu, nes, sakykime, yra sričių, kur tu turi nuolat tobulėti, nes kita vertus tu pamesi savo žinių bagažą, jis pasens, tau reikia kvalifikaciją kelti ir jeigu tu taip dar ilgai čia svarstysi, ar čia tau namuose su šeima, ar ne, tai tada tu tai darbo rinkai nebūsi reikalinga. Tai tuomet aš taip mes su vyru tarėmės, kad į tą darbo rinką aš galiu sugrįžti. Ar aš viduje jaučiausi nuskriausta kažkuo, tikrai nesijaučiau, nes atvirai pasakius, tai turbūt aš esu ta kartos moteris, kaip ir vyrai tos kartos buvo, kad atvirai pasakius, tėvams buvo labai svarbu, kad namuose būtų diplomas. Tai būtinai aukštojo mokslo.
Nes mokiausi aš labai gerai, bet mano supratimas, ką studijuoti, toks buvo kažkoks labai neapibrieštas. Ir atvirai pasakius, tai nenorėjau aš studijuoti universitete, komunikacijos fakultete. Aš sakiau tėčiui, kad aš stoju į medmokyklą, aš būsiu seselė, nes į mediciną supratau, kad jėgų man ten neužteks taip paprastai. Iš provincijos miesto tėtis pasakė, ne, net negalvok, prašau, man čia universitetas ir viskas. Na ir aš taip dūriau pirštu, reiškia. Ir pabaigiau sėkmingai universitetą. Bet pats tas darbas, jis man atrodė kažkoks toks, kuris mane keltų kas rytą ir aš su džiaugsmu žygiuočiau čia dabar į tą įstaigą. Tai tikrai ne, todėl aš ilgą laiką likau šeimoje. Paskui buvo pora progų, kai aš galėjau išeiti ir, taip sakant, uždaryti tas duris ir patapti verslininkė tam, kad po žurnalų antraštėmis atsirastų žodelis verslininkė. Jūs nepasilgstat kartais, nes tarkim, aš kai pabaigiau savo darbą žurnale ir nusprendžiau, kad man gana, porą metų manęs žmonės, kai klausinėdavo, norėdavo pažiūrėti, o ką mums parašyti. Ir aš taip supratau, kad tai... Vadinasi, viskas nusibraukė 30 metų, kur tu dirbai ir dabar tu tiesiog Gitana Bukauskienė būti nebegali. Reikia to parašo. Reikia būtinai parašo. O ponia man nelipo kaip jums. Suprantat, su ta ponia čia labai juokinga. Taip, situacija. Aš nesipriešinau, neskambinau į žurnalą ir nesakiau, žinote, prašau, čia manęs ponia nevadinkite. Bet labai gražu ir tai buvo taip natūralu, čia jokia Ne, bet tai man taip aš kaip perskaitydavau, ponia, gerai, pabūsiu aš čia ponia. Dabar man sunku, aš sakydavau pabūti tą ponę. Ir nei manęs ten žaidė, nei manęs ten pakilėjo į kažkokį tai elito stalčiuką, nes tai yra aš visada sakiau, kad aš pakankamai jaučiuosi įsilavinusi ir man užtenka to, kad aš esu įsilavinusi savo moteris ir toliau lavėjau. Tai ir viskas. O kodėl dar kalbant apie tą, reiškia, likimą šeimoje, tai tiesiog turbūt per tam tikrą gyvenimo tarpsnį susiklostė tie saugikliai, kurie man leido ten būti. Nes jeigu moteris taip galvoja, kaip aš galvojau, tai be jokios abejonės tie saugikliai šeimoje būti. Turi, nes kiekviena moteris turi pagalvoti, o kas jeigu kas. Viduje aš galvojau, kad jeigu kažkas atsitiktų, aš sugebėsiu atsikelti. Tai va turbūt tai man leido. Ar aš taip dabar sakyčiau savo dukrai, ta prasme linkėčiau, jeigu eisim tą temą toliau? Taip. Greičiausia ne. Aš palinkėčiau, kad gyvenime, kas ir visada taip linkėjau, visada sakiau, net nelinkėjau, bet garsiai sakiau, kad pirmiausia turi būti išsilavinimas, pirmiausia turi būti veikla, kurioje tu save išbandėjai. Jeigu tau ta veikla netinka ir dabar jinai save tai bando, aš kalbu apie dukrą, nes sūnus viską tą darė be paliepimo. Tai jam kažkaip, natūraliai pavyko. Jis mūsų neklausė, bet jam visai gerai pavyko. Tai čia turbūt irgi pliusas jo charakterio. O dukrai aš visuomet sakydavau, kad tu privalai, nes privalai jausti saugi, o jausiesi saugi, jeigu būsi įsilavinusi, jeigu turėsi savo veiklą, bet kai tau ateis tas momentas, jeigu tau pasiūlys likti šeimoje ar rinktis profesinę karjerą, tai aš tau linkiu ne tik tai loginio mąstymo, bet dar ir intuicijos. Kad tu paklausytum to savo intuicijos, ką jinai tau štapžda. Ir galbūt reikėtų išbandyti vis dėlto derinti tuos du dalykus, nes greičiausia, kad tada tau reiks mažiau pastangų savivertį savo kelti. Tai vat aš to palinkėčiau ir nežinau, Grete, ar tau tai aktualu, turbūt gal dabar dar neaktualu, bet jeigu iškils toks klausimas, kad bandyti derinti tuos du dalykus. Taip, čia aš dabar galvoju, ką man mama tokius, kas man yra įstrigę, ką pasakė gyvenime. Tai du gal dalykai. Vienas, tai labai panašiai kaip jūs sakote, tai tas saugiklis, kad turi turėti, kad kaip čia, jeigu ką, turi turėti tiek vaikų, kad galėtum juos išlaikyti pati ir užauginti pilnai. Tai čia apie tai, kad turi jaustis tiesiog saugi, kad esi atsakinga už kitą.
ir jį galėtum užauginti, o antras tai, kad niekada nedažyčiau plaukų, nes dieve, tokie plaukai tik nesugalvosiu. Jūsų mama yra visiškai teisė, aš turbūt irgi Bet žinokit, sakyčiau, iki net tokio nedrįs lygio, pagalvoti. kad aš negaliu neįsivaizduoju, kad kada nors, tikriausiai gal teks kažkada, bet jau čia iš tos paskutinis šiaudas man turėtų, kad dažyčiau tos plaukus. Tai du dalykai iš tikrųjų. O jo tas suderinimas, tai aš pradėjau baigus mokslus tą savo karjerą, kiek jau čia dabar 6-7 metai beveik atgal. Ir tas, kaip ir tu sakai, išėjimas į motinystę, nes dabar kas labai dažnas atvejis yra, kai į tą tokią greitą karjerą įsisuki, tai kada padaryti tą stop. Tas tiesa. Nes tas, kaip ir minėjo, 25 metų, jeigu vaikų susilaukia, aš galvoju, kiek žmonių dabar 25 metų vaikų susilaukia. Kas, man atrodo, yra šiaip labai sveika. Sveikiausias variantas. Ir natūralu, tikrai ir jauna, pritartų jums. energinga ir viskas. Bet labai gal kartais sunku atrasti tą stop, bet aš tiesiog viduje labai aiškiai žinau, kad aš vaikų noriu ir kad niekada nebus gero momento. Jiems iš karjeros perspektyvos visada bus kažkas, ką dar reikia padaryti, čia dar metus, 2-3 ir po to viskas nubėgs. Tai gal taip, bet jo, tas išėjimas sunkus toks, kad taip dabar, tai ką viskas, tai čia. Tai aš čia tiek stengiausi, aš čia tiek dirbau, vis tiek įsivaizduoji, kad esi kažkas, tu jau kažkaip save apibrėžti ir pagal tai ir tada, būni namie, reikia tau susigalvoti savo viduj kažką, kas tu esi, gal surasti, kas tu esi. O aš visai kitą patyriau, kai, sakau, sustabdžiau savo veiklą ir pasidariau pauzę profesinę, kad mano bendramžės draugės man sakė, žinai, ir aš jau kaip noriu, jau rutina, jau irgi tiek metų savo veikloje kažkaip sustoti ir taip toliau. Man nieko keisto. Natūralu, kad žmonės nori pauzės, kad vėl kažkur startuotum iš naujo, kažką tai veiktum. Bet kad tai sako 30-mečiai, ir mūsų taip svajonė, taip pabaigti ir ramiai savo gulėti ir gyventi. Ar tas gulėti ir gyventi, jūs galėjote tą daryti, bet man kažkaip, kadangi aš jūs dažnai sutinku, ir sporte, ir visur, jūs man vienas disciplinuočiausių žmonių, moterų bent jau, ar neatrodot? Tai nepanašu, kad jūs ir gulit, ir ant sofutės, jūs praktiškai visą laiką startuojat ryte? Taip, praktiškai, žinokit, startuoju ir net kartais aš pagalvoju, Dieve, tai kodėl, kai vaikus auginau ir ten jie klikdavo per naktis, kaip ir visi vaikai. Ir tai aš savo sakydavau, jau kai jie užaugs, tai aš turbūt nesikelsiu iki 10 valandos, bet aš sulauksiu to laiko. Kažkaip, kai sulaukiu to laiko, vis tiek aš keliuosi 6 ryte, nes mano biologinis laikrodis toks ir aš nejaučiu poreikio. Man atrodo, kad diena turi turėti prasmę. Ir kaip vienam spektaklį aktorė pasakė, gyvenimo prasme yra gyventi ir jokių kitų prasmių čia gyvenimas neturi. Aš visiems duodu tokį patarimą, kad reikia gyventi šią dieną, iš tiesų gyventi, kad nebūtų graužaties, negriaužti savęs už tai, ko tu nepadarėjai, nes tai, kas kažkada neįvyko, reiškia neįvyko dėl tam tikrų priežasčių ir tu atgal to laiko neatsuksi. Gailėtis nereikia, reikia tiesiog eiti į priekį, reikia save kelti, eiti, ieškoti, norėti kažko matyti. Reikia tiesiog grožėtis to gyvenimu, reikia džiaugtis. Ar vaikai išmoko, priėmė šitą pamoką iš jūsų? Turbūt taip. Aš manau, kad taip. Sūnus tai tikrai tą pamoką priėmė ir stengiasi tą daryti, lygiai greta kuria verslą, lygiai greta stengiasi kažką pamatyti ir labai džiaugiuosi, kad dabar yra tiesiog nauja tendencija, kad mažas vaikelis, bet skrendu į Tailandą. Oi, taip. Tikrai. Tai į Tailandą jie gal nėra nuskridę su naujagimiais, bet Europoje yra išmaišę ir tai daro labai, labai drąsiai. Taip, mes labai panašiai ir kažkaip, nes tiesiog turi tą tokį tarpą, man irgi išmokė. Aš labai daug dirbau, tikėtina bus dar daugiau darbo, kadangi ir vaikas dar bus prie visko. Tai atrodo, tas 1,5 metų, kur turiu, tai dabar reikia jau išnaudoti. Dabar reikia išnaudoti, nes tai yra taip. Bet kita vertus aš džiaugiuosi, nes vis tiek, kai jaunoji karta su vaikais keliauja, jie turi tam tikrus saugiklius. Jie žino, bent jau pasiruošia, kur reiks kreiptis, jeigu kažkas atsitiks. Avialinijos irgi adaptuotos mažus vaikus skraidinti. Aš savo dukrą pirmą kartą skraidinau, kai buvo
2,5 metų. Jinai taip rėkė, kad visas lėktuvas taip į mane žiūrėjo. Ir man kažkaip buvo nejauku. Atsimenu iki dabar. Jo, atsimenu iki dabar. Ir ačiū Dievui užtilo, kai tas lėktuvas pakilo, bet tokių patirčių tai nelinkėčiau. Tai va, o dabar kažkaip visi į tai žiūri visiškai ramiai ir aš džiaugiuosi, kad jaunimas, na, ta prasme, neatideda pamatyti, susipažinti su pasauliu, turėdami mažus vaikus. Tai yra labai gerai. Daiva, sakykit, metai bėga, ar ne? Ir kaip atitrūkti, man atrodo, kad šitam etape, kur mes esam dabar drauge, labai svarbu, kad jūsti tą pasaulio pulsą ir netitrūkti, nesustoti kažkurioje vietoje. Nuo mados, nuo pasaulėžiūros, nuo reiškinių suprasti juos. Kaip jūs šitoj orientuojate šitam? Kaip jūs save priverčia susidomėti, kad vaikai nesakytų, žinai, mama, jau man truputį nusišnekėtų čia. Tiesiog paprastai aš gyvenu mieste, didelė mieste ir tiesiog tas informacijos rautas mane supa ir logiška, kad, na, aš turbūt esu smalsus žmogus ir man įdomu ir ChatGPT turiu programėlę. Man patinka, kad surenka visą informaciją, bet aš esu labai tarus žmogus ir tą informaciją dar imu ir pasitikrinu. Tai čia irgi turbūt yra blogybė. Taip ir neišmokau pasitikėti, reiškia. Nereikia daugiau Technologijomis, taip. Tai iš ties tai yra man daug kas įdomu ir visiškai nesiruošiu nusirašyti visiškai tas močiutės, kuriuoms tikrai, na, tik tai receptų knygos įdomu. Nes, taip negalima. Tai vis tiek ir visa ta geopolitika, kuri mūsų suka, viską tu girdi, viską per savo smegenis turi perleisti, grįžus su vyru padiskutuoti kitą kartą, jeigu jam norisi diskutuoti. Pagaliau susitinki, kad ir sporto klube su moterimis ir jos yra ir jaunesnės, labai įdomu išgirsti, kuo jos gyvena, pasidalinti, kaip ten man buvo, o kaip dabar joms. Tai yra smagu, tai turbūt tai veža. Ir tiesiog neužsidarai toj kriauklėj, kurią apsprendžia tavo amžius. Jau tau tiek metų, tai ką tu ten. Jau gal tu daugiau ten nieko nesidomė, geriau pasidalink jaunystės prisiminimais, o jau čia kelionės ir visa kita, tai čia ne tau. Ne. O bet kaip jūs nepasiklydote tarp grožio procedūrų? Tiek daug ir mums žada sugrąžinti jaunystę ir viską, žodžiu, tą, ką praradome. Žinote, jeigu jie sugrąžintų jaunystę ir dar plus dabartinį protą, aš pasirašyčiau. Bet kažkaip to mums neįtikina irgi. Manęs tiek daug neįtikina. Tikrai aš čia juokiuosi, nes pasiūla yra beprotiška. Taip. Ir visi mes žinom, kaip mums puikiai internetas, pats tas telefonas, reiškia, algoritmai visi yra pagaunami ir jeigu tu tik pasižiūrėjai apie kažkokią procedūrą, žiūrėk, tau atsidarai telefoną ir vėl Facebookas tau meta Taip. Tas procedūras, reklamas ir visa kita ir tu gali vieną dieną pagalvoti, kad iš tikrųjų gal čia man reikia. Bet aš vienu tokiu žymaus mūsų plastikos chirurgo pokalbį girdėjau ir jis labai, labai gražią frazę pasakė. Žinote, jeigu jūs užvaldo fiks idėją ir jūs norite ateiti pas mane, tai aš jums siūlyčiau permiegoti su tą idėją. 1 naktį, 2 naktį. Na, jeigu jums 3 naktį nesimiega, tai kreipkitės. Tai patikėkit, man labai gerai miegasi. Ir drastiškai įsiminėti šonkaulių, kad liemuo būtų lieknesnis, arba sėdmenų implantų, kad džinsai geriau žiūrėtųsi, arba kažkaip klaikiai įsididinti lūpų, aš visiškai nesiruošiu, nes galvoju, kad tai, kas darko kūno ir veido proporcijas, tai yra visiškai nereikalinga. Arba tu esi reklaminė lenta, kuri tiesiog reklamuoja tas procedūras, o tą bendrą rutiną odos priežiūros tikrai aš ją seku ir man vėlgi pasisekė, nebijau to žodžio sakyti pasisekė, nes kosmetologė, pas kurią mes pradėjome nuo braškių ir agurkų kaukių, tai ji yra tiesiog mano raktas į tą grožio pasaulį, ji pati subrendo, įkūrė savo verslą ir mes su ją kartais pasijuokėm, kad pradėjom braškes maišydami ir kalbėdami apie braškių agurkų kokteilius, ką ten dėti, ko nedėti. O dabar mes kalbam apie tokias procedūras kaip kažkokios egzosomos,
botulinai, apie lazerių šlifavimus, aminorūgštis, ten peptidus. Na, tai yra ištisa tokia pramonė ir ar verta taip stačia galva nerti? Aš manau, kad neverta. Nes yra amžiaus tarpsniai, kur iš ties tu gali eiti į tas procedūras, eiti, na kodėlgi ne, reiškia, jeigu tavo kreditinė kortelė tau leidžia. Taip. Ir turi tam noro ir begalę laiko. Bet ar jos tau padės? Vargiai. Tai kai kažkokia procedūra yra labai aktyviai tiesiog brukama, aš labai mėgstu tada paskaityti ką nors angliškai. Nes mūsų lietuvės moterys, na, visos yra paslaptingos, nes visos vartoja multivitaminus, gerai miega ir turi gerus genus ir todėl yra visos labai gražios. Bet jeigu anglų kalbą pavartysi, tai išties yra forumai ir kur moterys drąsiai dalyjasi, yra gydytojų pasisakymai ir tada, na, tu sužinai, kad galbūt tikrai ten naujas tas lazeris, tai yra tik tai marketingas. Ir gal nereikia ten bėgti ir save šlifuoti. Tai vat tos drastiškos procedūros tikrai ne man. Aš esu išbandžiusi ir tikrai nuoširdžiai lankausi kas pusę metų botulino toksiną, gydytojas padaro, bet tai yra pusę metų ir jis labai griežtai laikosi tos minties, kad ne dažniau. Ir tiesa man ir kažkaip, ir nereikia atrodo dažniau. Bet tokie dalykai kaip retinolis, vitaminas C, tos pačios rūgštys, šveitimai, jos yra mano rutinoje ir man jų užtenka. Tikrai užtenka. Tai jūs genais iš tikrųjų apdovanota, nes jūs neturit nei antsvorio problemos, ar jūs su tuo kovojat? Su antsvoriu ne, aš niekada nekovojau. Tikrai nekovojau. Paauglė aš buvau, kaip ir visos paauglės, viršsvorio tikrai neturėjau ir nieks ten negalėjo pavadinti manęs nei anoreksikė, nei bulimikė. Atvirai pasakius, anksčiau nieks tokio žodžio nežinojo ir visos mes buvom gražios ir laimingos. Tai va, tai studijų metais kažkaip, nežinau, tas svoris stabilizavosi ir paskui tie gimdymai, jie man nepridėjo to svorio, aš priaugdavau ten po 10 kg ir vėl jisai nučiuoždavo. Bet kita vertus, aš visada stengiausi judėti. Tai tiesa ir visada, nes giminėje mačiau, kad labai problematiškų giminaičių yra, kurie turi problemų su antsvoriu ir yra susijęs su diabetais, su turbūt kepenų kai kuriom ligom. Aš supratau, kad reikėtų pasidomėti, o kai pasidomėjau, tai viso to viena iš problemų yra greitųjų angliavandenių vartojimas. Tai vėlgi tie visi papildomi cukrai, kažkaip aš jų tikrai visada vengiau. Ir kita vertus, neturėjau aš tokios labai didelės traukos miltiniams patiekalams ar ten saldėsiams. Tai man tai nebuvo niekada... Jo, turbūt nebuvo labai aktualu. Tai čia, bet aš sakau, kad judėjimas, kai mes lankom ir žinau, kad Gretė pati irgi... Taip, aš judantis žmogus. Taip, visą gyvenimą sportuoju. Tai čia yra labai, tai iš tikrųjų duoda tokį įdirbį. Nereikia būti profesionalu ar ten profesionaliu sportininku, bet tas tonuso palaikymas, lankstumo palaikymas, jis tikrai yra labai labai vertingas. Ir jisai greit atsistato, jeigu buvai teisingai, tu gali iš jos iškrist kažkiek iš tos rutinos ir po kelių mėnesių sugrįžti. Nes raumuo turi atmintį. Tai bet koks turbūt treneris jums tą pasakytų. Na, o mūsų, reiškia, tam amžiaus tarpsnį labai svarbu lygsvaros pratimus daryti. Ir dar man tai ir štangas užkrovė ant pečių. Na, tai... Dabar, žinote, aš nežinau, ar jūs pastebėjote tą tendenciją, bet aš pastebėjau, kad pradėjo garsiai kalbėti, kad moterims reikia kilnoti svorius. Anksčiau tai, čia svorį kelti, tai, kaip čia, štanga ir šiaip, nes atrodė, kad, to štangos ten yra po 50-100 kg ir čia, kaip jau susirenka moteris, tai jas ir kilnoja ir kaip čia negražu ir visa kita. Taip, gal yra profesionalių sportininkių, kurios ten fitnesas, visa kita jos tai daro, bet yra svoriai, kurie, tai yra visiškai mums įveikiami ir suprantami ir jeigu teisingai dirbsi, tai tikrai tai yra labai, labai gerai, ypač sėdintiems. Mano kūną aš jaučiu, kad iš tikrųjų šita ar mada, ar tendencija, ar tiesiog jau mokslas padaręs tam tikrus išvadas, jinai tinka kūnui. Sustiprėja tos vietos, kurios būna silpnos. Taip,
Taip, o mes silpnų vietų turim, mesgi Taip. moterys. Taip, kad lauksiu padėkų, kad tave ten Nu, nuvedžiau. man rekomendavo dukra, aš labai irgi paklūstu, ne tik man paklūsta, bet ir aš paklūstu. Taip, aš kažkaip pati pabandžiau iš tikrųjų, kai laukiausi netgi. Ir kas irgi atrodo labai nesuderinama, bet aš kadangi sportavau visą gyvenimą, tai man nėštumas buvo sklandus, tai aš tą ir tiesiau. Tai man buvo nuostabi prevencija nuo nugaros skausmų, laikysenai viską, man kažkaip labai padėjo ir tada prikalbinau. Aš esu susidūrusi, su sūnum, tai ten dieve, nieks nebūtų pagalvojęs, tais 88-ais, kad čia aš neščiau ir dar sportuočiau kažkur sporto salėje, tada net ir nebuvo tokių dalykų. O štai kai jau vėliau dukrą gimdžiau, tai aš sportavau ir buvau tokia užsispyrus, kad aš pradėjau lankyti stepą. Ir aš pamenu, tikrai, trenerį aš tikrai tada nustebinau, nes aš atėjau gal 6 mėnesį neščią ir ta sportinė apranga, jinai buvo teisingai aptempta, visa kita, kur jau ten be paslėpsi kažką tai. Ir aš ateinu, pamenu, su Iharos centre buvo treniruotės vykdavo ir aš ateinu į tą stepą. Ir jis taip nuoširdžiai į mane nustebęs. Sako, tai jūs ruošiate šokti? Taip, sakau. Tai sako, tai gal prašyčiau atsargiai. Bet suprato, kad aš pajėgi ir ten viskas man pavyksta ir visos dvejonės taip ir nuplaukė. Tai tikrai aš nemeluoju, aš kažkur gal iki 8 mėnesio aš taip pat ir prašokau su tuo stepu. Tai čia buvo mano sportas. Tai buvo labai nauja. Labai nauja, tikrai nauja. Ir aš galvoju, kad man užteko tada drąsos, bet, žinot, kai tau 35, tos drąsos turbūt daug yra. Čia kaip dabar, kai jau nebe 35, irgi kartais reikia drąsos nueiti į stepo treniruotę, kai aplinkui supa. Dar nueina? Taip, tik dabar gaila, kad mūsų trenerės nebėra, tai mes labai visos esam nusiminę. Bet tu supranti, kad požiūris žmonių pasikeitė ir tu nesijauti čia kažkoks tai, ne savo amžiaus grupės pilietis, kuris atėjo sportuoti su žymiai jaunesnėmis. Tai aš labai džiaugiuosi, kad tikrai žmonių požiūris keičiasi ir ta tendencija yra tokia, kad čia jaunimas sportuoja, čia vyresnis Ir sportuoja. tikriausiai jūs niekada nejautėt, jums nėra, nesegmentuoja, čia jaunos, čia mano vieta, čia ne mano vieta, jūs tiesiog būna tarp žmonių. Greičiausia taip. Ko mes ir visiems linkim. Taip, nes tai mums padeda tobulėti, nepasenti ir tiesiog semtis gyvenimiškos patirties. Tai yra Kad puiku. vaikai draugaukit su mumis, skambinkit mamai. Taip. Būtinai ir džiaukime savo mamomis, kol jos yra su mumis iš tiesų. Taip. Ačiū Daiva labai. Ačiū labai. Ačiū ponia Daiva. Ačiū Gretai. Ačiū Jums. Ir dėkojame viešbučiai AC Hotel Marriott, kad už šią gražią studiją. Taip, kad dėkui. Iki malonaus. Žodžiu, dar nebėkit, fotografuosimės. Nu ką, pašnekėjai.